Šį kartą sekmadienio vakaras, paskutinė vasaros diena, lyja lietus, taip ramiai, vėlgi vėjo visiškai nėra. Šį kartą vietoje arbatos giros stiklinė. Ir 9 metai blaivybės, mano blaivybės. Vakar iš pokalbio buvo toks pasakymas, komentaras apie tai, apie tos pokalbius, kuriuos įrašinėjau. Dariau, gal reikėtų kažką ten naujo, kažkokį šou padaryti tame pokalbėje. Vis tą patį per tą patį kalbė. Kažkaip įdomiau sudominti žmonės. Aš sakau, ne. Tai yra man priminimas apie tuos dalykus, kurie yra svarbus man ir kurie svarbus yra kitiems, kurie kenčia. Tai nėra šou. Tai yra paprasti dalykai, kurie mus lydi šitam gyvenime. Aš neturiu suvaidinti, kad pritraukti daugiau žmonių, pasiklausyti kažkokių tai pasakų. Tai yra už tų žodžių, už tų patirčių, visur yra kančia, skausmas, netektis, kurias mes praeiname, kaip aš jas praėjau, kaip aš jas suprantu, kaip suprantu situacijas ir kaip tai gali padėti tavo gyvenime, suprasti tai, pritaikyti savo. Aplinkui šokančios katės, žmonės kalbantis visiškus absurdus turi po kelius šimtus tūkstančių peržiūrų, todėl kad visiems yra pramoga, niekas nenori gilintis į savo gyvenimą. O tiesa yra labai paprasta, paprasti dalykai aplink mus. Kaip gyventi, kaip džiaugtis, kaip atsisakyti tai, kas mus stabdo, kas mus naikina, kas veda į tamsą, kaip įgyti to džiaugsmo. Aš kitaip nieko nepasakosiu, aš nieko neprikursiu. Biblija irgi viena. Ir jinai ką turi keistis pastoviai. Joje irgi pasakojama ta pati istorija. Kiekvieną kartą kalbėdamas apie tuos pačius dalykus, aš surandu kelią į naujo žmogaus širdį. Naujų klausytojų ateina, žiūrėtojų, ieškotojų, kurie ieško sprendimų savo gyvenimui. Jeigu tau yra jau pabodę, apie ką aš kalbu, įsijung šokančias kates, daryk kažką tai kito, nereikia žiūrėti to pačio per to pačio. Mano žodžiai yra gyvenimas. Taip, kaip aš gyvenu, kaip aš suprantu ir tuo ir dalinuosi. Man nėra tas pats dar vieni blaivybės metai. Tai man yra mano gyvenimo laimėjimas. Tai mano gyvenimo šviesa, per kurią aš atrandu naujus dalykus, naujas galimybės, nes būdamas apsvaigęs vienokioj ar kitokioj formai savo gyvenime, aš patirdavau labai daug skausmo, nusivylimo, kuris lydi ir tave, jeigu turi tą priklausomybę nuo svaigalų šiuo atveju. Tu bandai pateisinti, kad gal tai nedidelis vartojimas, gal tai yra reikalinga, nes prie maisto virškinti, gal tai yra progos, gal tai yra šventės, tai yra sveikata ir panašiai. Tai yra tai, kas aplinkui sukurta tau. Aš visą laiką šitą mačiau ir maniau ir manysiu, kad alkoholis, narkotikai ir panašios priemonės yra žmonių valdymo priemonės, nes tu nesi laisvas. Tu esi priklausomas nuo kažkokių tai skysčių, miltelių, dūmų ar panašiai. Ir kaip tu manai, iš kur tai ateina? Tai kažkas kuria, kažkas gamina, kažkas pateisina. Ir jeigu valstybė tai sako, kas yra tvarkoj, kaip tu manai, ko jinai nori tau, ko jinai siekia, gerovės tau? Niekada. Gerovę gali susikurti pats suvokdamas, kas vyksta aplinkui ir rasdamas savo sprendimus, atsisakydamas svaigalų, kurie neleidžia tau gyventi aukščiausios kokybės gyvenimo. Dabar tu nematai tos gyvenimo kokybės, nes tu vis pastoviai apsvaigęs esi. Tai čia ta lengvoji būsena, bet aš lydžiu žmonės per gyvenimą, kurie turi sunkesias būsenas nuo alkoholio ir narkotikų ir kitų priklausomybių. Ten jau yra tos didžiosios tragedijos. Čia yra mažosios tragedijos, kur tu neleidi savo gyventi ir patirti gyvenimo, nes manai, kad tai yra gerai, yra
pateisinama netgi, o žmonės kenčia iki visiško nusivylimo gyvenimo, nenoro gyventi. Ir man parašo, norėdami pradėti mentorystės programą, ir jie neišdrįsta toliau žengti sekantį žingsnį, kai ateina poreikis apsispręsti, kur tu eisi, kaip tu atsisakysi tų priklausomybių. Vienokio ar kitokiai formai priklausomybės įtraukia tave į tavo kančią ir į tavo griūtį tavo gyvenimo. Nejaučiu absoliučiai jokio poreikio svaigintis, kad tai man sukeltų ir pakeistų mano nuotaiką, būseną, galėčiau geriau bendrauti, man tai trukdydavo. Aš dabar galiu matyti gyvenimą švarų, ryškų, aišku, suprantamą. Aš galiu priimti lengvus sprendimus vienokio ar kitokioje situacijoje, nes 9 metai mano išsivalymo yra jau ganėtinai nemažas laikas. Niekada negalvoju, kad aš kovoju su tuo. Aš tiesiog ėmiau, atsisakiau, išėjau. Iš tikrųjų, turbūt nebuvo toks paprastas procesas, todėl kad aš įtraukiau daugiau elementų, kurie sudarė man prasmės atradimą, kad man nereikia svaigintis apie savo gyvenimą, man nereikia svaigintis pabėgti nuo tos realybės. Aš ieškau sprendimų iš tų skaudulių, kuriuos tu turi. Ir bandai pabėgti nuo savo gyvenimo apsvaigęs, tą lengvumą pagauti. Protas tau atveda tą malonumą ir pasitenkinimą, kurį tu gausi išgėręs vienokį ir kitokį skystį ar panaudojęs vienokius ir kitokius miltelius. Bet tu niekur nepabėgi, tu giliniesi į savo kančią ir eini į ją nesigilindamas. Tu gilini ją tiesiog. Vieni bėga norėdami pabėgti nuo streso, kiti bėga nuo savo nelaimingumo, nuo beprasmybės, nuo tuštumos, nemokėjimo bendrauti. Ir viskas tu pakimbi, užstringi ir kartais ateina tie momentai, kad jau nebenori gyventi ir atrodo, kad nėra tos išeities. Išeitis yra ir aš matau prasmę pabandyti keltis dar kartą, jeigu tu paslydai ir griuvai vėl į priklausomybės. Keltis ir ieškoti sprendimų, kaip išeiti 100% iš tos priklausomybės, nes tai tavo gyvenimo praradimas, tai tavo negalimybė atrasti naujus tolius šitam gyvenime, naujas draugystės, naujas patirtis, naują džiaugsmą. Man nereikia svaigintis skyšiais ar milteliais, kad patirti gyvenimą. Mane svaigina atradimai, kuriuos aš atrandu eidamas blaivybės keliu. Kai aš atrandu meilę, draugystės, nuotykius, iššūkius, įveikiu juos, man nereikia pabėgti nuo to. Aš galiu būti toje realybėje. Tai ne apie kaip tau kenkia kepenims ar dar kažkam, man tai visiškai nesvarbu, nes čia nėra apie ką kalbėti šitoj vietoj. Čia yra apie dvasinį skausmą, kurį tu patiri ir kurį bandai numalšinti. Todėl šita kelionė, atsisakymas alkoholio, tai yra ėjimas į dvasinį gijimą. Gal taip juokingai skamba, bet tai yra, mes turim užpildyti savo sielą kažkuo, kas patenkintų ją, kas duotų tos prasmės, to nuotykio, to gyvenimo, to ryškumo mūsų sielai, kad jinai džiaugtųsi, o nesisvaigintų. Nes svaiginasi ne siela, o kūnas, kuris nori to užsimiršimo. Įdomus procesas tos priklausomybės ir žinau, kad visą savo gyvenimą aš eisiu blaivybės kelyje. Viskas, kas susijęs su mano programa, mano mentorystės programa, kur aš padedu žmonėms eiti per jų gyvenimus, atrasti jų sprendimus, jų autentiškumą, jų prasmes, sąlyga yra 100% blaivybė. Nes tai yra reikalinga, kad suprasti apie save, apie savo gyvenimą, kas tu esi, kad tu surastum geriausius sprendimus, išgyti nuo to skausmo, nuo tų traumų, kurios patirtos jaunystėje, vaikystėje, nuo tos nemeilės, kurią tu turėjai. Ir kai tu esi neapsvaigęs, nors labai skauda dvasiniam lygmenyje, tu vis tiek gali rasti sprendimus ir juos rasi vienokioj kitur formoj, neapsvaiginę savęs.
neatsirišęs nuo savo sielos ir čia dalyvaudamas kažkur tai beprasmybėse. Taigi tas procesas yra labai įdomus, sunkus. Jisai būtinas kovoje už savo gyvenimą. Ir tu turi kovoti. Jeigu tu slysti, vėl griūni, kelkis. Bandyk tiek kartų, kiek tau išeina. Kuo greičiau išeisi nuo tų priklausomybių, tuo greičiau pradėsi gyventi gyvenimą ir pradėsi eiti naujų kelių. Tada viskas tik prasidės. Tada tik pradėsi atrasti savo augimą, atrasti tai, kas yra paslėpta dabar nuo tavęs, tu nematai to. Šitas oras, šitas lietus, pilkas dangus, man jisai suteikia gylį, gyvenimo gylį. Dabar yra absoliuti ramybė, nėra čia nei vieno žmogaus, gyvūnai irgi kažkur tai pasislėpia. Yra ramybė, vienatvė, gamta, mintis, labai aiškus ryškus protas ir vidinis pasitenkinimas gyvenimu. Tau nereikia pastoviai būti iššiepus kaip klounui. Tau reikia viduje turėti savo tą ramybę ir taiką, kurią gali susikurti, darydamas žingsnius, pradėdamas nuo mažų dalykų, norint atrasti prasmę, norint atrasti ramybę, savęs išpildymą šitame pasaulyje, prasmes, kurios tau yra prasmingos šitam gyvenime, tu neturi būti apsvaigęs. Linkiu tau atrasti tos stiprybės, patirti gyvenimą kitokį, negu iki šiol gyvenai. Kad tavo gyvenimas taptų pavyzdžių kitiems, kad tavo gyvenimas taptų įkvėpimu kitiems. Kad kiti atrastų viltį tavyje, pamatę tavo pokyčius. Labai rimti dalykai, labai svarbus dalykai, daug svarbiau už bet kokias karjeras, pinigus, sėkmes, meilės netgi. Tai yra tapti įkvėpimo šaltiniu kitiems, su savo gyvenimu, savo pavyzdžiu, kaip tu gyveni, kokį tu charakterį turi šitam gyvenime, kaip tu eini per sunkumus, kaip juos įveiki ir tuo dalintis. Tau nebūtinai būti tokiu kaip aš, eiti mentorystės programą vesti. Tu gali gyventi tai, kas tau yra tinkama, kas tau yra iš prigimties duota, kas tavo yra autentiškumas ir darydamas tuos dalykus, bet rodydamas pavyzdį žmogaus, kuris turi moralinį kodeksą, savo dorovę, savo stiprybę, charakterio, valios, savo drąsą, nebijojimą nieko, kuris turi laisvę. Eik gyvenimo keliu, kuris neštų šviesą šitoje tamsoje, šito pasaulio tamsoje. Iš esmės pasaulis yra ganėtinai komplikuotoj būsenoj šiuo metu ir pats tai supranti. Nenusivilk, kad kažkas dabar neišeina. Visą laiką tikėk, kad tu gali atsistoti, pradėti naują gyvenimą ir rodyti savo pavyzdį kitiems, kurie yra gerokai silpnesni. Būk stiprus.